Labadiena, gerbimieji žiūrovai, šiandien mes su jumis susitinkame Birštone, kur Birštono sporto sveikatingumo centro salėje vyksta finalinis Lietuvos studentų futsal čempionatas. Turnyras praėjo linksmai ir kovos buvo tokios įdomios, ypatingai dėl antros, trečios vietos. Galbūt pirmą vietą šį kartą lengviau sporto universitetas laimėjo, bet antrą, trečią vietą, ketvirtą vietą visos komandos buvo apylygės, taip kad ypatingai šiandien diena buvo ypatingai įdomi. Labai įdomios varžybos, mes nesam salės komanda futsalo, mes esam lauko žaidėjai, tai turėjom atsilaikyti tas paskutinės varžybas, žinojom, kad reikės taip žaisti, labai mažai keitimų darėm, truputį patirties leidom, kad sulaikytų tas varžybas. Bet buvo labai įdomios, sakyčiau, žiūrovom galbūt nelabai, nes mes vien tik gynėmės ir tuščius vartus teko mušti, bet savo darbą padarėm šiandien. Jūsų jūsų nuomonė, kas lėmė, kad būtent jūsų universiteto komanda pasidabino aukščiausios vertės medalį šiame čempionate? Tai pradžiai didelis noras turbūt, komandiškumas turbūt nebuvo, kad ten labai kažkokių žvaigždžių, bet buvo keli vedantys žaidėjai, kiti dar dasidėjo, tai toks ir gavosi, kad visa komanda gerai susiliepdė ir rezultatas atėjo pats savaime. Laukia ir tarptautinis turnyras ir, kaip supratau, formuojama bus futsal studentų rinktinė, kuri dalyvaus čempionate, ar ne pasaulio? Kažkiek daugiau apie tą turnyrą galite pasakyti? Labai daug irgi nežinau apie tą turnyrą, yra stojamasis mokestis sumokėtas, tai žiūrėsim, kaip čia bus viskas. Rytoj turim pasitarimą Lietuvos futbolo federacijoje, tai tarsime su vadovais federacijos, jie mums yra pažadėję ir jie padaro, kad rems mūsų rinktinę. Pagal mūsų susitarimą rinktinės treneriai yra komandos nugalėtojas treneris bus pagrindinis ir Donatas Gražulis bus kaip asistentas. Mes visi kiek galėsim padėsim jiem, noris pasiekti rezultatą teigiamą, o mes dėkojam dar kartą federacijai, kuri sutiko, kad mes dalyvautum tam renginį. Lietuvos studentų sporto asociacija irgi rems mus, taip kad pirmą kartą tas istorijai tikėsimės, kad viskas baigsis sėkmingai. Tai turbūt, kaip sako to vyr trenerių, tai nežinau, kaip čia gausis, turbūt Donatui Gražuliui perleisim šitą garbę, čia gal labiau kaip padėsiu kažką tai, o žaidėjus tai aišku, kad stebim ir duomėmis, kurie nepateko ir į finalą, žinom keletą žaidėjų, tai turbūt visą bendrai lygą nuspręsim, kuriuos geriausius to žaidėjus tą momentą ir turbūt tie ir važiuos. Taip. Kokie planai, nes minėjo Rimantas, kad laukia ir mažasis futbolas, ir didysis, ko laukiate iš to naujo sezono, sakykime, naujo pavasario? Tai laukiam, tikiuosi, kad išlaikysim tą brandulį, kur žaidė futsalą, nes tikrai atrodo smagiai, gal nesiseks gal visų ten tų rungtynių laimėti ar kažkaip tai, bet aš manau, jeigu taip visi rinksimės ir tokį brandulį išlaikysim, tai neblogų rezultatų irgi tikimės. Didžiai laukiam, aišku, su nekantrumu, bet dar yra ir mažasis futbolas. Taip, jisai tikriausiai vyks Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto sporto bazėje. Taip, kad dar bus pasiruošimas tam didžiajam futbolui vadinamui. O dar norėčiau padėkoti Birštono sporto centro vadovams, kad suteikė mums tas nuostabią salę savo ir varžybos praėjo įdomi.